Geri metai buvo. Svarbu, kad jaunas buvo. Dabar dar jaunas. Dabar tik tai gražias. Rugsėjo 1-osios proga, tai gerdavom šampaną. Atsimeni? Nusipirdavom butelį šampano ant 3. Tai taip smagu būdavo. Juokėsi Stina. Ir parūkydom. Po kokias paskaitas nusiplausdavom į aguonėlę tuometinę arba į grilį. Po 50 gramų pasimdavom buterio, kavos. Tada eidavom parūkyti senvagį. Susirasdavom suoliuką, kur nieks nemato. Kampą gulėjo. Apleistą. O Jėzus. Nu taip. Kur žmonės, nes mums su Rūta būdavo gėda viršmų ir Raima tai Raima tai tas pats. tas pats. Nenormaliai nufotografuok, blemba. Nufotografuoti, blekai. Nebeišsidirbinėk. Paskaitytą paskaitą nebeidavo. Ai, ką mes beisim? Nu tikrai Rūta nebeina. Nu gerai, nebeina. Plačiau apie grupės. Žiūrėkite paskaitą grupės organizacija, socialinė institucija, tai nekintantis žmonių socialinių padėčių ir vaidmenų. Jos paskirtis tenkyti kuri nors Špėras darydavo į paskutinį. Špėras, tas tokias ar moškas, tas... Kol padarai ir išmoksti Na, viską. bent jau žinai, kur ten pasižiūrėti. Nu, apie ką tenai, kaip ten, apie ką kalba jis. organizuoti. Man tai dar prisimena, aš labai kaip mes padailiaus išleistuvių. Atsimeni, tiesiai iš išleistuvių egzaną varėm kažkokį. Chebra stovi, eina, mes, ko mes čia atėjom? Nori laikyti egzaną, ne? Aš irgi nenoriu. Aš tikrai nemoku. Nieko nemoka, vat smegenų atrofija, žinai. Viskas tas pats nepasikeitė, kaip anksčiau studentai siausdavo ir mokydavosi, taip ir dabar, manau. Aš irgi vienas bendrauti turėjau. Tadas jis dabar svajoja mokytis ir svajoja bendrauti gyventi. Nereikia, mums nereikia, reikia taip skalbus staltis. Davai, sakyk tą Ameriką iš daug staltis. Neaplaus, pasižiūrėk, tu neaplaus, aš pats neaplaus. Aš jau pats išplaus. Reikėjo palikti Tadai ant stalo. Nesunku nusinešti. Dėkui už žuotą. Tai va, apie ką mes čia. Tai va, ir sako, dar tas pratelis, šiaip tai pareigingos buvom palyginus. Be skolų eidavom, nu, kaip ir jaunas, pakviliodavom, bet šiaip